Yra pirmasis mūsų video ir aš nežinau, kaip pasisveikinti. Iš tikrųjų, kadangi aš pats nelabai turiu asmenybę, tai aš galvojau pavogti vieną iš populiarių turinio kūrėjų ir pradėti nuo to. Bet, pavyzdžiui, kon jūs, kirmina. Nuo šito gal pradėti, bet čia jau netims iš jo, tai čia tas nepaeis. Tai tiesiog, labą dieną. ir keliaujam į video. Sveiki, šiame video įraše parodysiu, kaip gaminu pačią populiariausią mūsų naktinę spintelę. Tikiuosi, kad procesas jums patiks ir bus įdomu žiūrėti. Gerai, ko mums šiandien reikės? Pjūklo, kaiščių ir kaiščiams skirto frezuoti įrankio. Gerai, ko dar gali reikėti, ne? Iš karto nuo humoro prasideda, ne? Gal lentų reikia, ne? Gerai, einu lentas atsinešti. Gal kažkaip sumontuosim, kad nereiktų laukti. Be šito niekaip negaliu dirbti, tuoj parodysiu. Matot, čia aš su dukryte esu. Ir atsinešiau lentas, reikės kažkur apie 5-6 metrus skydo. Tai, nežinau nuo ko pradėti, šiaip prie kameros daug sunkiau yra daryti, nes iš karto galvoju, kaip visi tave kritikuos. Netgi kaip paėmus, ruletę paėmus ir atsimatavus. Tai aš jaučiu tikrai daug kritikos sulauksiu. Labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šį formatą. Baldų gamyba yra rimtas procesas, bet nenoriu, kad vaizdo įrašai būtų per daug oficialūs. Mano tikslas, kad jums būtų įdomu ir linksma stebėti procesą, tačiau bijau peržengti ribą į neprofesionalumą. Ar toks laisvesnis stilius jums patinka? Parašykite, nes kuriu tai tik dėl jūsų. Plotis tram 9,5. Ok. Aš dar labai mėgstu pažiūrėti iš fabriko, ar normaliai ateina ar ne tie kampai, nes dažniausiai tai būna blogai, kaip ir dabar. Nėra lygus 90 laipsnių kampas, tai reikia visų pirma turbūt susipjaustyti, pradėti nuo kampų galų ir tada žiūrėti, kaip ten kas darosi. Aš esu pasiruošimo genijus. Čia šiaip mikrofoną prie telefoną esu prisijungęs, tai liko 2 procentai. Tai reikės dabar stabdyti viską, kavos pagerti, kaip valdiškam darbė. Ir vėl pradėti filmuoti. Kaip dabar atsimatuoti viską? Nežinau, kaip čia bus. Tikrai viskas sunkiau daros. Žiūri čia žmonės be reikalo, tai kaip žmogui dirbti. Dabar įsivaizduokit, jūs dirbat ir ateina 1000 žmonių žiūrėti jumis. Tai kaip? Aš manau, gerai bus, jeigu rankų nenusipjausiu, tai aš manau, jau laimėjimas bus geras. Iš šio masyvaus ąžuolo skydo visai netrukus pradės ryškėti tikroji mūsų spintelės forma. Parašykit komentaruose, ar aš atrodau kaip meistras. Ir šiaip, jeigu klausia, ar tu atrodo kaip meistras, tai iš karto pralaimėjai šitą dalyką. Bet mes jau gaminom, nežinau kiek Agne mes jau gaminom. 4-5 metus baldus. Mano operatorius sakė, kur mano akiniai. Tai gali nufilmuoti. Darbų sauga, 100% gera darbų sauga. Vaizdo įraše matote mane be kaukės, bet būkime atviri, tai blogas pavyzdys. Medžio mikrodalelės be galo pavojingos kvėpavimo takams, todėl apsauga yra būtina. Ją nusiėmiau tik laikinai dėl šio vaizdo įrašo, kad nereikėtų to daryti kaskart norint kažką pasakyti. Gerai, dabar mes darome French cleat. Tai yra tvirtinimo mechanizmas atkeliavęs iš Prancūzijos turbūt pagal pavadinimą sprendžiant. Ir jisai man žiauriai patinka, nes gali bet kas gavęs spintelę paimti ir paskabinti lygiai tą spintelę. Nereikia ten kažkokių šablonų daryti, nereikia ten sudėtingai sukti kažką, o gauni
išsipakuoji, prisuki laikiklį ir užkabini spintelę. Tai tas žiauriai patinka. Aš irgi savo namuose šitos visus laikiklius ir naudoju. Ir jums rekomenduoju naudoti. Tai toj parodysiu, kaip supjauti detalės 2 į 45 laipsnių kampo ir kaip tai viskas atrodo. Tai va, turim 2 detalės supjautas į 45 laipsnių kampo. Viena detalė sukos prie spintelės, o kita detalė sukos prie sienos. Tai va taip va. Didžiausias šios sistemos pliusas yra laisvė. Net ir pakabinus spintelę ant sienos, ją galima lengvai pastumti kairę ar dešinę, kad atsidurtų idealioje vietoje šalia lovos. Gerai. Kas čia gero? Nieko gero. Gerai, aš kol tvarkausi, jūs pasižiūrėkit mano nuotrauką šeimos. Gerai, ką čia daryti dabar? Nebežinau, ką daryti. Gerai, šitą čia pasikabinam, kad vėl būtų gražiai. O aš noriu pranešti, kad einu valgyti pietų. Man atrodo, kad mano šitų video nieks nežiūrės su visom šitom nesąmonėm. Gerai. Gerai, kas gerai? Jo, gerai. Traukiam ką? Traukiam. Gerai, dabar reikia svarbiausia gylį nusistatyti, nes dažniausiai, jeigu tu to nepadarai, tai varai kiaurai per visą lentą, o po to turi mest lauk ir iš naujo viską daryti. Tai kad mums to nebūtų, mums reikia, ką reikia? Gylį nusistatyti. Jei įdomu, kaip šios spintelės detalės laikosi be jokių matomų varžtų, paslaptis slypi būtent šioje technologijoje. Įrankis išfrezuoja tikslę pailgą erdvę, į kurią įsiklijuoja specialus medinis kaištis. Taip gaunamas didžiulis sukibimo plotas klijams, o pati medinė jungtis paslėpta viduje tampa beveik tvirtesnė už patį medį. Tai vat, mėlėjai, taigi sekantis etapas eina šlifavimas. Šlifavimas yra labai svarbus galtiniam baldo kokybės rezultatai. Ir testuojam labai daug esu tų ir popierių, ir aparatų visokių šlifavimų atradęs, bet kaip ir visada pirkau vieną iš pačią brangiausių šlifavimo mašinėlių, Mirka, ir patį brangiausią turbūt popierių rinkoje šlifavimo 3M Kubitronas vadinasi. Kas yra blogai su įrankiais? Pavyzdžiui, šita mašina, jinai yra, nežinau, prieš mėnesį pirkta nauja, bet atrodo, jinai kaip 30 metų naudota. Kas yra blogai, kad nepasidžiaugsi naujais daiktais ilgai, nes tu, jeigu beicuoji kažką ar dar kažką darai, tai tiesiog ištepi su tuo beicu ir atrodo labai prastos būklės. Kaip ir stalas. Stalas irgi, nežinau, prieš mėnesį darytas ar kas, bet patenka beico, atrodo, kad čia man turbūt reikės su savo iškalba brandą pažeminti, jo kokybę turbūt. Ne pačių gaminių kokybę, bet pozicionavimas turbūt kris. Nes aš galvojau, kad labai bus luxury style, bet kaip matau, man su mano šnekėsena gaunas žemiau luxury style. Tai, žinot, kaip gaunas. Kaip ne visada gaunas, tai kaip noris, tai gerai, tai žodžiu. Galbūt nesu pats geriausias oratorius prieš kamerą, bet galiausiai tai visai nesvarbu. Man svarbiausia yra žmogus, į kurio namus iškeliaus ši spintelė. Visas mano laikas, pastangos ir geriausios medžiagos atiduodamas tam, kad galutinis rezultatas jūs džiugintų kiekvieną dieną. Prasišlifavau šiek tiek. Ir ką, reiks pjauti į 5 laipsnius kampo. Iš tikrųjų, tai iš pažiūros atrodo labai paprastai viskas, tas pats dizainas tokia minimalistinė, bet kas sunkiausia yra ir sudėtingiausia, jog turi taip supjauti, kad kampai sueitų, o po to turi priekis fasadų irgi supjauti į kampą ir gaunasi pasakoja, 5 laipsniai turi būti gerai ir po to dar fasadų priekiai į nuolydį gerai supjauti. Tai labai daug tikslumo reikia ir kas labai stipriai pasunkina visą gamybos procesą, tai iki šito pjūklo, nežinau, pakeičiau gal 3-4 pjūklus, turėjau Makita, Bosch pjūklą, tokį durną su tokia, ne durną, bet su tokia
alkūnę ir būtent šitas paskutinysis atėjo. Ir visi jie, net ir tie pigesni pjūklai, jie gan neblogai pjauna 90 laipsnių kampą, bet vat, kai ateina suvertimas, būtent tai, ką ir dabar darau, tai gal šitą aš uždarysiu. Dabar pati rizikingiausia dalis – 45 laipsnių kampai. Čia nepasislėpsi. Nesujungus detalės matosi net milimetro dalies nuokrypis. Tenka matuoti 3 kartus, pjauti vieną ir dirbti maksimaliai susikaupus. Šiaip aš tikrai rekomenduočiau užsidėti kaukę. Man atrodo, net ir kaukės va čia va turiu. Turiu kaukės ir turiu akinius. Vat aš tikrai rekomenduoju jums. O kadangi aš noriu būti labai gražus per video, tai aš jau geriau plaučių vėžium susirgsiu, negu dėsiuos akinius ir, tą kaukę. Ne, šiaip juokauju, būt gerai nejuokauju. Dar vienas toks dalykas yra, kad kai tu sudedi 45 laipsnių kampus, gaunas 90, o kai tu pradedi spausti juos, kad jie sukibtų ir suklijuotų ir jie tada prasikeičia vis, tai vėl vargas papildomas ir vėl reikia daryti papildomai tai, ką mes darom. Tai mes domino kaiščius dedam į tą, kad būtų lengviau ir dar papildomai 45 laipsnių kampainius naudojam, spaustuvus, kad nesikryvaliuotų viskas, nes vis tiek realiam gyvenime tu pjauni vis tiek 1 laipsnis, pusę laipsnio, tos paklaidos visada bus. Palauk, dabar man reikia vėl nusistatyti įrankį, nes jeigu tu nenustatysi, tu varysi kiaurai ir turėsi keisti šitą detalę. Tai gerai, pasikeisim į kitą. Šitas yra. Nesulaužyti jo tik tais. Šitos galvutės, jos ypatingai brangios yra. Kiek paskutinį kartą žiūrėjau, vienas šitas bitas apie 50 eurų kainuoja. Tai jau nežinau, 2 ar 3 esu pakeitęs. Tai, tai koks mažiukas? Geri, tu turi sakyti, ne, jis nėra toks mažiukas. Ei, pasakyk, kad jis nėra toks mažiukas. Nėra elektros dėl to, kad nesusimokėjau. Naudoju nemažai festool įrankių, bet pats nuolat girdžiu meistrų diskusijas, ar tikrai jie verti tų pinigų. Kaip jums atrodo iš šalies, ar tai tiesiog labai stiprus marketingas, ar tikrai geriausia, ką galima turėti? Parašykit komentaruose. Gerai, kas dabar? Atspėkit, atspėjot? Dabar eisim grybų rinkti. Jeigu būtent tai pasirinkot, tai reiškia, jūs esate teisūs. Gerai, dabar reikia susipjauti į dar vieną kampą, kas mums dar labiau pasunkina visą šį spintelių gaminimo procesą. O ką mes dabar darysim? Eisim grybų rinkti. Reikia ką? Dabar reikia nutraukėjus pasijungti. Ką dabar darysim? Aš vis dar bijau šito pjūklo, ypatingai tai, kada tu įjungi ir tas besisukančio disko gūsis tau į veidą eina. Jei pastebėjote mano džemperis be raištelių, juos visada nusikerpu, nes turiu realią baimę, kad besisukantis pjūklas juos pagaus. Dirbtuvėse pavojus yra tikras, per sekundę gali netekti pirštų, todėl kiekvienas judesys turi būti 100% apgalvotas. Gerai, reikia dabar pasižiūrėti, kaip čia viskas eina, karkasą pasistatyti. Dabar darau tik bandomąjį surinkimą, jokios dramos su klijais, tiesiog noriu įsitikinti, kad kiekvienas kaištis idealiai randa savo vietą. Jei viskas susijungia dabar, vadinasi galutinis klijavimas praeis be didelio streso.
Tobula. A? Oi, čia kaip nekokybiškai. Oi. Jūs tik ateikit, pažiūrėkit, ant kiek nekokybiškai žmonės dirba. Matot, kaip nekokybiška. Matot? Nu va, kaip kampai gražiai sueina. Aišku, tų paklaidų pusę laipsnio, pusę milimetro tu gali kabinėtis, bet ir tai net ne pusę milimetro, mažiau gal. Labai gerai, labai patenkintas, o prieš kamerą jų kitaip ir nesakysi, ne? Nu, bet patys matot, ar sakysi ar ne, nuo to rezultatas nesikeis. Aha, gerai, tai dabar ką man reikia? Man reikia dabar išsipjauti vidurinę lentyną. Gerai, kas toliau? Kur einam? Turiu ranką izoliaciją rožinę. Šita tai žiauriai gera, bet kas svarbiausia, kas moka už izoliaciją 15 eurų. Tai už šitą rulonėlį mokėjau, nu kažkas gal apie 15 eurų. Ruošiamės tikrajam klijavimui. Vidinius kampus apsaugau lipnia juosta, nes patikėkite, nėra nieko blogiau nei bandyti išvalyti sudžiūvusius klijus iš paties kampo. Vėliau juostą tiesiog nulupsime ir kampas bus tobulas. Gerai, reikia susispausti, pasižiūrėti, kas čia gaunas. Kokios paklaidos? Kas gero yra arba nėra. Gerai, turiu nusipirkęs naujus spaustus 90 laipsnių kampus, tai reikia išbandyti, pažiūrėti. Kaip čia dabar valandų suksiu tą. Čia gerai šitie video prieš miegą yra žiūrėti, ne? Jeigu aš dar nekalbėčiau. Kada man gaunas tokie švarūs, gražūs kampai, nu aš nežinau, atrodo širdis dainuoja, tai dar apsišlifuos, truputį glaisto, nu ta prasme neįmanoma bus kažkokios blogybės pažiūrėti. Jeigu jau dabar net nėra paklaidų didelių, tai galtiniam rezultate išvis pasaka bus. O šitos dalykus sunkiausia ir yra padaryti, kaip kad sakiau, vat, kampas 45 sueina, o po to dar nuolydis dar skirtingi kampai. Tai vat tas va būtent niuansas šitoj spintelėje sudėtingiausias ir yra pasiekiamas. Tai, bet gavas gerai, iš tikrųjų patenkintas labai esu. O jūs dar matot iš labai arti pritrauktas šitą visą dalyką, tai vis tiek nieks čia nežiūri atsisėdęs su padidinamuoju stiklu, tai kaip mes filmuojam su kamera 4K. Tai labai tikiuosi, kad ir klientui patiks. Tai vat, viskas gerai sueina, nėra kažkokių dalykų, kuriuos reikėtų perdaryti. Reik dabar klijuoti. Klijavimas irgi yra atsakingas dalykas. Klijavimas, suspaudimas, o po to dar 2 kartus šlifuoti, aliuvuoti, nuvalyti viską, supakuoti, peržernuoti ir išsiųs klientai. Tai vat, visuomet naudojam pačius brangiausius ir geriausius medienos klijus. Čia yra būtent šito gamintojo, amerikietiški. Jeigu esat žiūrėję bent vieną woodworking video, kur gamina baldus, tai jie tikrai naudos šitą. Ir yra
greito džiūvimo va šitie ir yra lėtesnio džiūvimo. Tai šį kartą naudosim šitą. Štai ir viskas, priėjome svarbiausią momentą. Tepame klijus ant sujungimų. Nuo šios sekundės kelio atgal nebėra ir prasideda tikros lenktynės su laiku. Dar ir čia įpilsim į šitą skylę. Svarbu, kad kaištis apsipiltų lipalu, tai apsipils jisai. Netgi tie kaiščiai papildomai ne tik stabilumą duoda ar lengviau surinkti, bet ir sutvirtina stipriai tai. Man patinka pirštais juos tepti. Svarbiausias dienos momentas. Koks jis? Koks, Agne? Dabar prasideda veržimas. Net jei prieš tai viskas tiko idealiai, suvaldyti 10 spaustuvų vienu metu yra atskiras menas. Jei bent vienoje vietoje netyčia perspausiu, visas spintelės geometrija tiesiog sugrius ir bus labai blogai. Ai, savo pakelį nebeįmanoma beveik. Nu va, atrodo kaip ir normaliai, bet kiek spaustuvų susinaudoja iš tikrųjų, kaip tu tiksliai supjauni, jeigu tu spaudimo jėgą per didelę naudoji tam tikros taškuose, tai jis tada verčia lauk, nes nėra stiprių atramų į vieną į kitą, tai bet dabar atrodo gerai. Nu ką, dabar paliksim šitą parai laiko, kad viskas sukietėtų ir viskas. Tada ką darysim? Tada šlifuosim, tvarkysim, žiūrėsim, kaip galutinis rezultatas atrodo. Tai žodžiu, tiek žinių. Atrodo tokia paprasta spintelė, bet kiek turiu įrangos turėti ir kiek daug laiko suvalgot. Tai kaip pradėjau gaminti tos baldus, galvojau, kad milijonierius tapsiu per naktį, bet nėra taip paprastai, kaip gali atrodyti, ypač žmogui negaminančiam šitų dalykų ir nelabai suprantančiam, kaip jie yra gaminami. Tai ką, grįžome antrą dieną ir išrinkinėsime savo Frankensteiną, kurį dabar sukūrėme. Reikia laikrodį pasidėti, nes ne vieną esu sudaužęs, čia labai daug metalų yra, tai. Spaustuvų nuėmimas visada primena loteriją. Klijai virto akmeniu ir tik dabar paaiškės laimėtojas, tobulai susijungęs medis ar negrįžtamai sugadintas projektas. Oi, kaip gražiai atrodo. Dviejas daryti labai ilgai gaunas. Iš tikrųjų, su ta kamera pats tas darbas, toks gaunas neproduktyvus. Tai oi, dar vienas. Oi, kuštyn. Nu va, gavosi labai gražus baldas. Tiksliau dar nesigavo iki galo, bet labai gerai susiklijavo, viskas labai patinka ir labai gražiai atrodo. Dabar reikia sužiūrėti mikro kažkokius netikslumus, jeigu jų yra. Po jau trečią kartą. Tai bene nuobodžiausias, bet pats svarbiausias darbas, norint išgauti nepriekaištingą kokybę ir paruošti spintelę finalui. Po klijavimo reikia pasižiūrėti, ar yra kažkokių mikrodalelyčių, kurias reikėtų pataisyti. Tai va, štai mano šlanga, 20 metrų. Ir ką, reikia nusipūsti. Nežinau, operatoriau, tu prieik pažiūrėk.
iš arčiau, ar matosi ta tekstūra, nes pučiant jinai visiškai išsivalo. Tai Kompresoriumi išvalome visus kampus ir poras nuo dulkių. Tai auksinė taisyklė prieš tepant aliejų. Kitaip vietoje tobulos apdailos turėsime tik purviną ir grublėtą paviršių. pražiūriu su halogenu, ar nieko nėra to, ko nenorėčiau po to pamatyti. Gerai, dabar reikia daryti? Dabar reikia palaukti vėl 2 valandas, kol sukietės glaistas. Ir reikia paskutinį kartą šlifuoti ir tada melstis, kad nieko nebepamatytum, kažkas, kad negerai, kad vėl nereikėtų 2 valandų laukti, kol vėl glaistas sustings. Tai, grįžom po atostogų, po valandos laiko atostogų reikia užbaigti, šlifuojant paskutinį kartą, o tada beicuojant. Kas svarbiausia, gavos labai nesėkmingai, nes aš, būdamas didžiausias žioplys pasaulyje, pragręžiau skylę spinteliai. Ateik arčiau parodžiau. Kaip ir, čia spintelės dugnas yra, kaip ir nesimatys, kaip ir gali kažką sugalvoti, kaištį dėti, nelabai gali dėmesį ir kreipti. Bet aš taip nedarysiu, man tiesiog gaila pačios savęs ir to darbo, kurį įdėjau, tiesiog reiks važiuoti pas tiekėjų, pirkti plokštės vėl. Šiaip pasitaiko praktikoje tų visokių prastesnių dienų, kai nesiseka, nes pats darbas reikalauja ypatingo tikslumo, tai jį nėra taip paprastai pasiekti, o jeigu ateini pavargęs, nelaimingas, nusiminęs ir visai kitaip, kai būna kažkokių blogesnių dienų, tai tada taip ir gaunas. Bet galtiniam rezultate turi gerai padaryti baldą. Nesvarbu, kaip tu jauties ar kas tau yra, tai galtiniam variante vis tiek juk klientas spręs. Jis paprasčiausiai, jeigu tu blogai padarysi, tai jisai tiesiog grąžins ir viskas. Ir tuom ir baigsis tas. Sakiau, kad tai finalinis šlifavimas, bet dirbtuvių realybė kitokia. Niekada nežinai, kiek tų ciklų reikės iš tikrųjų. Todėl šlifuojame toliau, kol rezultatas tenkins 100%. Spintelė yra baigta. Aš bent jau taip tikiuosi, jeigu dabar nieko nerasiu, tai dėl šventos ramybės reikia apžiūrėti su stipria lempa. Reikia pasitiesti, nes po to... O dabar pats geriausias momentas – tamsinto ąžuolo alyva. Matote, kaip akimirksniu išryškėja kiekviena medžio rievė. Dėl šio vaizdo tikrai verta tas ilgas valandas praleisti šlifuojant. Kas fainiausia yra su šitais baldais, kad ne vien tu gauni brangų materialą, medžiagą pačią, bet tu gauni ir ilgamžiškumą, nes bet kokiu atveju, ar plastikas, ar medis, jeigu tu naudosies tuo daiktu, tai jisai gydėvėsis, ypač baldas, jeigu tu jį naudoji kiekvieną dieną. Ir ką noriu pasakyti, tai jog po metų, po 2, po mėnesio, nežinau, jeigu jūs su kirviu nesukaposit šitų baldų, galima labai lengvai atnaujinti paprasčiausiai. Peršlifuoji, naują beicą uždedi ir vėl baldas kaip naujas ir galit vėl džiaugtis. Tik tais iš tamsios spalvos padaryti į šviesią spalvą, čia jau nebepavyks. Aš čia nepatogiai taip darau vien dėl kameros, kad jums gražiau atrodytų. Tai gerai, tai tada reikia pasibaigti persiteptiniam. Darysiu taip, kaip man patogu.
O operatoriai ir taip, ir pinigai mokami, tai... Baigiu dengti paskutinius spintelės plotus, tai turbūt pats maloniausias ir labiausiai raminantis etapas, po kurio lieka tik kantriai sulaukti, kol viskas gerai išdžius. Ir štai mes sugrįžtame po 2 valandų. Ir gerai, kas svarbiausia, kas įsigėrė, tas įsigėrė, reikia viską nuvalyti, perteklių nusausinti. Ir palikti ją džiūti dar 2 dienoms. Ir tik tada, jeigu viskas bus gerai, tik tada siūsti ją klientui. Čia reikia pasivalyti. Nu jau matosi finišo tiesioji, tai dabar paliekam dar kokiai valandai, dar pasigers ir po to jau bus galutinis nusausinimas ir parodysiu galutinį rezultatą. Nu ir ką, žodžiu, ir pabaigiam, tiksliau vieną iš spintelių pabaigiam, kad galėčiau nufilmuoti nuo pradžių iki galo, o antrai tiek jau beliko, tai šiandieną viskas bus užbaigta. Ryt po ryt išsiųsta ir tikėkimės geriausio, kad patiks klientui. O jeigu jūs norėtumėte įsigyti, tai galite padaryti mūsų elektroniniai parduotuviai boldframe.lt. Apsilankykit, pasižiūrėkit, ką dar gero turim. Ir jeigu jūs esat vienas iš tų išprotėjusių žmonių, kurie sugebėjo iki galo peržiūrėti video, tai labai ačiū jums. Ir tikiuosi, kad jūs būsit pirmasis mano subscriberis, tai spauskit, subscribinkit ir iki kitų kartų.